Šią savaitę Automoto kūrybinė komanda apsilankė Kaune, kur įsikūrusi automobilių sporto komanda Juta Racing. Šis sporto klubo vardas turėtų būti jums pažįstamas, jei esate ralio gerbėjai. Komanda 2006–2008 metais net 3 kartus iš eilės tapo Lietuvos ralio čempionato nugalėtojais. Jei labiau prijaučiate žiedinėms lenktynėms, turėtumėte žinoti, jog perspektyviausias jaunasis Lietuvos lenktynininkas Jonas Gelžinis Didžiosios Britanijos Porsche Carrera Cup lenktynėse atstovauja būtent Juta Racing ekipą. Šį sezoną Jonas Gelžinis minėtame čempionate užėmė rekordinę 4. vietą. Su Jonu artimiau susipažinome praeitose laidose. Šįkart kalbiname jo tėvą Audrių Gelžinį, taip pat lenktynininką, vieną iš Juta Racing klubo įkūrėjų bei vadovų. O Porsche tai gavosi labai paprastai, čia yra grinai daugumos, daug sutapimų ir laimingų atsitiktinumų dėka, tai per 1000 kilometrų lenktynės mes vis važiuodavom su visokiais automobiliais, turėjom ten šiokios tokios patirties, dažnai būdavom ant nugalėtojų pakilos, bet neturėjom tos pirmos vietos ir dvi didelės firmos, tai Topo centras ir Sonexas to laiku, buvo Sonexas, dabar Atėja yra kompiuterių viena didžiausių Lietuvos firmų. Jų vadai mus gerai pažinojo, jie sakė, o tai galim ką nors padaryti, kad laimėti tą 1000, sakėm laisvai. Tai kadangi 1000 lengva laimėti su Porsche automobiliu, reikia įsigyti Porsche automobilį ir su juo galima laimėti. Ir taip ir buvo, ir tie metai buvo nerealiai sėkmingi, tas 1000, nes mes tik nupirkom automobilį, absoliučiai jo nežinojom, absoliučiai nieko nesupratom, plus per treniruotės vienas iš komandos dalyvių stipriai jį sudaužė, tai mes visą naktį taisėm tą automobilį ir ryte atvažiavom, stojom tiesiai į startą ir tada sėkmė buvo mūsų pusėje ir laimėjom tas 1000 km lenktynės. Jonas pirmą kartą važiavo su Porsche, o paskui jau paskui nusprendėm, kad tai neblogas kelias, plus rėmėjai tą palaikė. Tada vis pirkom tų Porsche automobilių vieną po kito, tada Skandinavijos Cup varžybos, tada Skandinavijos ilgų distancijų varžybos ir paskui jau persikėlėme į Angliją. Juta Racing tai viena iš seniausių dabar Lietuvoje veikiančių autosporto komandų, mat jos ištakos siekia net 1988 metus, kai Jiezne buvo įsteigtas Prienų rajono sportinis techninis klubas Juta. 3 metus iki 91-ųjų STK Juta komanda sėkmingai dalyvavo automobilių kroso, ralio ir tuomet pradėtose rengti ralio kroso varžybose. 96 metais komanda buvo atkurta kaip Kauno sporto klubas Juta. Nuo 97 metų vienu svarbiausių Juta Racing prioritetų tampa vaikų ir jaunimo ugdymas. Įkuriama ir kartingo komanda. Tais pačiais metais mini raket klasėje prizininku tampa Jonas Gelžinis, kuris 98–99 metais, būdamas vos 10, Lietuvos čempionate jau neturi sau lygių. 2006 Jonas Gelžinis vairuodamas Porsche 996 GT3 ir būdamas Topo centro komandos gretose nugalėjo 1003 km lenktynėse Palangoje. Nuo šio momento ir prasidėjo Jono Gelžinio bei Juta Racing komandos išskirtinė pažintis su Porsche markės automobiliais. Tai tas ir yra pagrindinis klausimas. Lietuvoje yra daug daugiau gerų sportininkų, kurie galėtų važiuoti tokiam lygiai, gal ir aukštesniam ar panašiam, arba jeigu mes galėtume visi susivienyti ir turėti kažkokią tai generalinę liniją iš mūsų sporto departamento ir iš kur ir būtų kokia tai atranka, kur Lietuvos geriausi galėtų dar gauti paramą ir centralizuotai, kaip kad yra šiek tiek Latvijoje, galbūt ir Estijoje. Nekalbant jau apie didžiasias valstybės, bet dabar gyvenam šitam laikmetį, nieko mes negalim tikėtis ir viską darom iš savo rėmėjų, kuriuos labai sunkiai randam visada, bet stengiamės jiem atidirbti kiekvieną užrašiuką, kiekvieną tą litą ar kiekvieną svarą ar kiekvieną dolerį. Aišku, remiam ir iš savo įmonių. Taip, kad nuo to ir prasidėjo mūsų visas Juta Racing sportinis kelias, kad pirmiausia dėjom savo pinigus ir dauguma Lietuvoje, šiuo metu Lietuvoje sportuojančių dauguma yra
patys rėmėjai, savo įmonės, savo draugų, bičiulių, giminių, taip kad iki normalaus tokio sponsoriavimo tarp lenktynininkų ir tarp vartotojų ir tarp įmonių ir tarp kažkokių tai biznierių dar Lietuvoje nėra nusistovėję, bet tai mes dar tik 20 keli metai kaip nepriklausomybė. Vieną gražią dieną Automoto kūrybinė grupė susiruošė apsilankyti Energetikos ir technikos muziejuje Vilniuje, kur susitikome su transporto ekspozicijos kuratoriumi Ričardu Žičkumi. Per keletą ateinančių laidų supažindinsime jūs ne su vienu įdomiu muziejaus eksponatu. Na, o šį kartą kviečiame jūs susipažinti su motociklu Neander, kuris buvo gaminamas Vokietijoje vos 3 metus, nuo 1926 iki 1929 metų. 500 kubinių centimetrų darbinio tūrio, 16 arklio galių, 1 cilindro, 4-taktis variklis, 4 laipsnių pavarų dėžė ir išskirtinis rėmas pagamintas iš presuotos skardos elementų tarpusavyje sujungtų paprasčiausiais varžtais. Vokietijoje nupirko iš Neanderio firmos, nupirko licenciją būtent konkrečiai tokio motociklo gamybai Opelio fabrikuose, nes konstrukcija leido motociklą surinkti per vieną motociklą surinkti pilnai per keletą valandų. Tuo tarpu, kai tradicinė konstrukcija su vamzdiniu rėmu, dažytų rėmų, suvirintų iš elementų, jos surinkimas užtrukdavo apie 20 valandų vieno motociklo. Tokiu būdu buvo galima pagreitinti gamybos procesą, tuo pačiu ir atpiginti, žinoma. Taip pat, aišku, čia yra motociklas su priekaba. Gana įdomi priekabos konstrukcija, yra priekaba fanerinė, aptraukta oda. Ir tokiu būdu jinai yra gana lengva. Aišku, dažnai lankytojai mūsų klausia, kodėl yra raudonos padangos motociklo. Tai čia yra labiau ne tiek Neanderio, kiek Opelio gerbėjų toksai, kaip sakoma, kadangi motociklas savo vaizdu gana išskirtinis yra, tai žmonės norėdami pabrėžti tą išskirtinumą dar labiau sugalvojo būtent montuoti raudonas padangas. Šie padangos yra nenudažytos, jos yra pagamintos iš raudonos spalvos gumos. Šiaip motociklas yra gana retas, jų buvo pagaminta iš viso Neanderio buvo pagaminta įvairių modelių motociklų, buvo pagaminta tik 2100 vienetų. Taigi yra tikrai gana retas eksponatas. Šiaip kolekcininkų labai mėgstami šitie yra Opelio ir Neanderio motociklai, kadangi jie puikiai važiuoja ir šiandien. Šitame motocikle yra vienas toks įdomus dar elementas, jame yra starteris įmontuotas. Bet čia jau yra ne, kaip sakoma, ne fabriko, ne gamyklos, bet tiesiog žmogaus, kuris tą motociklą eksploatavo, tam, kad palengvinti jo eksploataciją, jisai pats paėmė ir prikonstravo starterį. Čia ant priekabos matome uždėta yra legenda. Važiuojant lenktynėse, kadangi ankstesnysis savininkas motociklo dalyvaudavo beveik kiekvienais metais senovinių motociklų sąskrydžiuose, varžybose, kuriuose būdavo su būtent senais motociklais, legendos dėka važiuojama trasa ir fiksuojamas laikas, taigi gan aktyvus sportininkas buvo žmogus. Tai čia matom, kaip motociklistai prisitaikė yra lopšelėje šturmanui, prisitaikė legenda. Pas lopšelis, jeigu jį pajudinsime, matot, jis gana yra minkštoj padėty, jis yra pakankamai, aišku, važiuojant, sakykime, jeigu kalbėt apie tai tarpukario laikus ir turint omeny, kokie tuo metu keliai buvo, tai aš manau, kad tam lopšelį važiuojant turbūt buvo galima jūros ligas susirgti. Taip pat yra, aptikom žinių, kad jis kartais net parduodavo tokiem nagingiam žmonėm, parduodavo savo motociklus net nesurinktus. Kad žmogus galėtų pats susirinkti rėmą, jį susišiubuoti, pasidaryti savo, kaip sakoma, savo malonumą. Sakykime, tiem laikam tai dažniausiai tai buvo kaip aksesuaras. Taigi, sakykime, jeigu imant Lietuvos situaciją, tai pavyzdžiui, vėlgi teko skaityti, kad Lietuvoje tarpukaryje žmonės dažnai taupydami pinigus iš pradžių nusipirkdavo motociklą net nepirkdami žibinto, pavažinėję kažkiek laiko dar pasitaupę pinigų, po to jau nuvažiavę į kažkokią tai ar tai detalių, ar tai motociklų parduotuvėlę, dasipirkdavo jam patinkantį žibintą. Taigi toks elementas, kuris, kai sakyt, kai kurie motociklai turėdavo serijinius, bet ypatingai ta mada buvo apie 30 metus, 25-30 metais, kada pradėjo, taip sakoma, tas visas transportas plėstis.
Ateinančiose Automoto laidose Ričardas Žičkus supažindins mus su kitais nemažiau įspūdingais parodos eksponatais. Laidos partneriai Vilbra, foto video prekių ir paslaugų lyderiai Lietuvoje. www.vilbrafoto.lt